Sveiki, laidos Delfi diena žiūrovai. Nuo 2024 metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas laukia pokyčiai. Pretenduojant tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijas reikės būti išlaikius lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią pasirenkama valstybinius brandos egzaminus. Šiandien su SMK aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Palubinskienė pasikalbėsime apie tai, kaip šie pokyčiai paveiks būsimus studentus. Sveiki, gerbiama Viktorija. Labą dieną. Na tai ir kalbėkime apie tai, kasgi čia keisis, kokie esminiai dalykai jau labai greitai, jau kitąmet. Taip, jau artėjančiam priėmime, tai yra 24 metų priėmime, mes turime naują sistemą, naują tvarką, kuri galbūt ne visiems yra žinoma ir aiški. Ir pats pagrindinis pokytis yra toks, jog ir į valstybės nefinansuojamas vietas, ir į finansuojamas vietas yra vienoda priėmimo tvarka ir visi stojantieji aukštąsias mokyklas turi būti išlaikę 3 valstybinius egzaminus, kaip ir minėjote, matematiką, lietuvių ir vieną pasirinktai. Ir problema tikrai yra, mes tą jaučiam, kalbam su moksleiviais, su abiturientais, dalis nežinoja šito pokyčio, jie nėra galbūt pasirinkę to egzaminų ir susidurs su tokia tikrai sudėtinga situacija, nes tiesiog priėmimas į aukštąsias mokyklas nebebus galimas. Tai vadinasi, jau žmogus, mokinys, kuris, sakykime, 6-okas, 7-okas, jau tada turėjo matyti labai stipriai pagalvoti apie tai, kad tą matematiką reikės jau skirti jai dėmesio. Ir matematika, ir lietuvių kalbai, taip, ir kitam dar kažkokiam, tai nes baigti mokyklą dabar galima buvo laikyti lietuvių kalbos, pavyzdžiui, mokyklinį egzaminą, o dabar tu negalėsi su mokykliniu egzaminu stoti į aukštąją mokyklą į jokią studijų kryptį, nesvarbu kokia studijų kryptis, taip pat ir su matematika. Nes galbūt, jeigu aš renkuosi socialinius mokslus, humanitarinius mokslus, aš gal priimu sprendimą, žinot, kaip pasakyti, matau, kad man sunkiau sekasi ir aš investuoju į savo gabumus, į tai, kas man yra svarbu ir skiriu ten laiką, bet tiesiog negalėsiu pretenduoti nei į mokamą, nei nemokamą studijų vietą. Ar nėra absoliučiai jokių išlygų šioje vietoje, sakykite, ar visiems bus privaloma? Yra viena išlyga, yra išlyga stojant į menų studijas. Į menų studijas ten yra truputį kitokia sistema, bet menų studijos sudaro tikrai labai nedidelę dalį studijų, visos studijų paketo, kokį mes turime Lietuvoje, ir tai yra tikrai labai maža dalis abiturientų, kurie jau yra kryptingai pasirinkę menų studijas. Tai suprantu, šiuo atveju reikėtų nuliūdinti būsimus stojančiuosius ar ne, būsimus studentus, jeigu jie nepasirinko tam tikrų dalykų, tai jau šiuo metu per vėlu rinktis. Kiek man yra žinoma, tai reguliuoja Nacionalinė švietimo agentūra, tačiau jau egzaminų pasirinkimas yra pasibaigęs abiturientams ir jau jie turėjo pasirinkti tuos egzaminus, bet žinot, galbūt nesinori sakyti, kad čia dabar jau viskas ir pasaulio pabaiga, jau dabar jau nieko nebegalima padaryti. Man atrodo, kad labai svarbu yra aiškiai suprasti, jog mokymasis gali būti skirtingas. Ir jeigu dabar šiais metais kalbam apie dabar baigiančius abiturientus, taip atsitiko, kad ar nespėjom, ar nežinojom, ar kažkas atsitiko, mes nelaikėm tų egzaminų, ar neišlaikėm, ar dar kažkokios priežastys. Matyt, mokymosi kelias vis tiek yra galimas. Ir tam yra kiti mokymosi būdai, kiti mokymosi keliai, kiti mokymosi lygmenės. Ir mes SMK aukštoji mokykla, iš tikrųjų reaguodami į tos pokyčius, esame įkūrę kompetencijų akademiją, kurios tikslas yra sudaryti sąlygas tiem, kurie nori mokytis aukštojoje mokykloje, nori mokytis, galbūt planuoja mokytis SMK, mokytis profesinio mokymo programuose, įgyti ten tam tikrą kvalifikaciją, kompetencijas, kurios tikrai yra svarbios, jos yra reikalingos ir vėliau galbūt, nes egzaminus valstybinius galima laikyti bet kada. Jūs norėtumėt, galėtumėte laikyti valstybinį egzaminą. Tai aš nelaikiau, beje, tai visai gal ir norėčiau. Tai tikrai galima išlaikyti tą egzaminą, mes sudarysime sąlygas galbūt pasiruošti papildomai studijuojant profesinėse mokymo programose. Ir vėliau, pabaigus profesinio mokymo programas, pereiti į aukštojo mokymo programą, kas leistų jau turimas kompetencijas integruoti į būsimą mokymąsi, galbūt trumpėtų jau aukštojo mokslo studijų trukmė. Ir aš tikrai labai noriu paraginti irgi moksleivius nenusiminti ir dabar, kaip sakyt, gyvenimas tęsiasi ir mes tikrai mokytis turėsim visą gyvenimą. Ir įgyti daug žinių ir ypatingai dabar, kada taip kinta technologijos, taip kinta kompetencijos, gyvenimo trukmė ilgėja, mes tikrai turim dėti pastangas ir mokytis. Ir šiandien galima tikrai rinktis SMK aukštojo mokyklą, kitą studijų pakopą, tačiau tuo pačiu ruoštis ir aukštą mokslo studijom, jeigu tas lūkestis yra. Kalbant apie ne tik bakalaurą, bet ir persikvalifikavimo kažkokią, ar ne, variantą tokį, tai jūs irgi siūlote kaip aukštoji mokykla. Taip, mūsų kompetencijų akademija, kuri sudaro galimybės mokytis ir testinio mokymo programuose, tai yra, kada įgyjamas persikvalifikavimo galimybė ar kompetencijų kėlimo, ar didinimo, kalbant tiek apie formalias mokymo programas, tiek neformalias mokymo programas, tik
tikrai suprantam, jog tam tikram galbūt dirbančiam asmeniui trūksta kažkokios konkrečios kompetencijos, konkrečių įgūdžių, tam yra specialios programos ir jomis galima naudotis. Na ir sakykime, dabar žmogus turi vienokią profesiją, o norėtų visai kitokios, jau ten reikia ir visai kitų dalykų. Tai kokie žingsniai būtų, ką jam reikėtų daryti? Tai pirmiausia, turbūt vis dėlto nuspręsti, ar tai naujai profesijai, tam naujam keliui būtinas formalusis išsilavinimas, ar užtenka neformalaus išsilavinimo. Tai reiškia, man reikia diplomo kažkokio, tai ar užtenka pažymėjimo, kursų baigimo pažymėjimo. Tada turbūt, jeigu reikalingas formalus kelias, reiktų išsirinkti, ar tai reikalauja aukštojo mokslo studijo ir tose studijose, ar tai yra galbūt profesinio mokymo programa, arba naujiena mūsų, galbūt visoje Lietuvos edukacijos rinkoje, tai yra trumpojo ciklo studijos, kurios yra irgi skirtos būtent norintiem įgyti kompetencijas. Ir mes taip pat turime trumpojo ciklo studijų, kurios yra tokia tik pati pradžias, tik užgimsta visam koleginiam sektoriui ir man atrodo, kad tikrai irgi kviečiu žmonės pasidomėti ir šitą galimybę. O jeigu nereikia formalaus išsilavinimo, tai neformalių mokymo būdų, tai viskas yra žymiai paprasčiau ten. Lankstesnis yra tiek mokymosi grafikas, mokymosi galimybės, dažnai trukmė yra lankstesnė, nes jeigu mes aukštojo mokslo studijose turime 3 metų studijas, profesiniam mokyme greičiausiai yra apie metus, taip neformaliam mokyme gali būti tikrai žymiai trumpesnis laikas. Na ir pabaigai, vis tik esate švietimo srityje tikrai ne pirmus metus, visą tą puikiai žinome ir norėtųsi jūsų taip asmeniškai paklausti nuomonės. Kaip jūs vertinate bendrai tokius pokyčius, kurie laukia nuo 2024 metų būsimų studentų? Ar tai gali išeiti į gerą, ar matote naudų tame? Turbūt, žinot, vienareikšmiškai atsakyti šitą klausimą negalime. Šiandien dienai yra Lietuva nuėjusi griežto reguliavimo keliu. Ir tokie jau politiniai sprendimai jie buvo priimti ir suvokiama, kad kažkaip tai tas mokinys vidurinėje jau turėtų labai aiškiai pademonstruoti visą savo gebėjimus ir kompetencijas, jie yra įvertinti visi pažymiais, valstybinio egzaminų išlaikymų ir panašiai. Tačiau iš tikrųjų realiam gyvenime mes visi turbūt žinom, kad ne pažymiai ir ne tai, kaip tu mokyklai mokysi matematiką, istoriją ar ten fiziką, lemia tavo ateitį. Ir taip neturėtų būti. Ir man atrodo labai svarbi yra tiek stojančio motyvacija, tiek jo gebėjimai, kurie ugdomi yra už mokyklos ribų, jie labai dažnai svarbus tam tikrose profesijose. Ir šiandien esam nuo to keliu, kad mokykla ir ten jau tie gauti pažymiai, jau kaip ir toks štampas, kuris, reiškia, tau jau užkerta kelią, atidaro kelią ar kažkokias duris ar nukreipia. Tai man atrodo, tas reguliavimas, jis reikalingas, mes turim užtikrinti aukštojo mokslo studijų kokybę, tačiau ar jis tikrai toks turi būti griežtas, čia turbūt toks diskusijų klausimas ir matyti Lietuva, pabandžiusi šitą modelį, galės grįžti prie šitų diskusijų ir keliauti tuo keliu, kurį galbūt, nes turim skirtingas sistemas. Europoje turime ir tų valstybių, kur tas reguliavimas yra ženkliai mažiau toks griežtas ir žymiai laisvesnis ir mes tada ten irgi turim gražių rezultatų, tai matyti turėsim pasirinkti. Na, iš tiesų, kaip ir sakote, pamatysime, kas iš to bus. Taip. Ačiū Jums labai, gerbama Viktorija, kad atvykote į studiją. Noriu priminti visiems, kad ką tik kalbėjome su SMK aukštosios mokyklos vadove Viktorija Polubinskienė ir ačiū, kad žiūrėjote. Likite sveiki.